Žiūriu į jį ir nematau, bandau prisiliesti ir neprisiliečiu, noriu išgirsti ir negirdžiu. Tai aš už visų žodžių, regimybių ir pojūčių. Toks amžinai esantis, toks nei didelis, nei mažas, nei apšviestas, nei užtamsintas, nei skaidrus, nei drumzlinas, nei tyras, nei nuodėmingas, nei gimęs, nei mirsiantis, toks šioje akimirkoje, čia ir dabar, štai toks aš esu. Tai ta knyga, kuri visada tave lydės. Už kiekvieno sakinio sklinda tiesa ir jėga. Leidėjo žodis. Tokios knygos pasirodo kartą per 10-metį, o galbūt dar rečiau. Tik sykį per vienos kartos gyvenimą. Tai daugiau nei knyga, iš jos trykšta energija, kurią be abejo jūs pajutote paėmę knygą į rankas. Jos puslapiai kupini kuriamosios galios, o ta galia keičia jūsų gyvenimus. Šios akimirkos jėga iš pradžių buvo išleista Kanadoje. Vėliau leidėja Connie Kelo pasakojo, jog girdėjo daug istorijų apie tai, kai perskaitę šią knygą žmonės patyrė stebuklus. Man skambino daugybė skaitytojų, ji kalbėjo. Žmonės liudijo nepaprastus išgijimus, asmenybės pokyčius. Ir visa tai po to, kai jie pasimokė iš šios knygos. Šios akimirkos jėga atskleidžia, kad kiekviena gyvenimo akimirka yra stebuklas. Tai absoliuti tiesa, kuri nepriklauso nuo to, ar yra suprasta ar ne. Nuo pat pirmo puslapio tampa aišku, kad Ekartas Tole yra tikras šių dienų mokytojas. Jis neseka nei viena religija ar doktrina, nei vienu guru. Jo mokymas aprėpia visų dvasinių tradicijų esmę ir nė viena jų neprieštarauja nei krikščionybei, nei budizmui, nei hinduizmui, nei islamui, nei kuriam nors vietiniam tikėjimui. Ekartas Tole, kaip visi didieji mokytojai, labai paprastai ir aiškiai atskleidžia, kad kelias, tiesa ir šviesa slypi mumyse. Autorius pradeda šią knygą trumpu pasakojimu apie tai, kaip kartą netrukus po 29-ojo savo gimtadienio jis pabudęs naktį pajuto skaudžią neviltį ir tuštumą. Ekartas Tole meditavo šį pojūtį 20 metų, bandydamas suvokti jo tikrąją prasmę. Per pastarąjį 10-metį Ekartas Tole tapo pasaulinio lygio mokytoju. Jis perduoda mums žinią, kurią kitados skelbė Kristus ir Buda. Nušvisti galima čia ir dabar. Galima gyventi be kančios, nerimo ir neurozės. Norėdami tai pasiekti, privalome suprasti, kad patys esame savo kančių kaltininkai. Kad visas problemas sukuria ne kiti žmonės
ar išorinis pasaulis, o mūsų pačių protas. Tas protas, kuriame nė minutei nesiliauja minčių srautas, kuris nuolatos kremtasi dėl praeities ir nerimauja dėl ateities. Susitapatindami su savo protu labai klystame, nes iš tiesų esame kur kas didingesnės būtybės. Ekartas Tolle moko, kaip susijungti su savąja esatimi. Esatis yra amžinas ir vienas gyvenimas, be pradžios ar pabaigos, pakilęs virš nesuskaičiuojamos begalybės marių gyvybės formų. Ji ne tik pakilusi, ji taip pat įsisukusi į kiekvieną gyvą būtybę, kaip jų giliausia, neregima ir nesunaikinama esmė. Tai reiškia, kad prie jos galime prisiliesti kaip prie savo tikrojo aš, prie tikrosios prigimties. Nebandykite esaties suvokti protu, nesistenkite suprasti, jūs pažinsite ją tik tada, kai protas nurims, kai jūs būsite tik čia ir dabar. Visiškas savosios esaties suvokimas vadinamas nušvitimu. Šios knygos negalima skaityti greitai. Ją vis reikia atidėti, apmąstyti, pritaikyti savo gyvenimui. Tai didysis meditacijos bei savo galimybių atskleidimo vadovas. Tai knyga, prie kurios norisi nuolatos grįžti, nes grįžę įžvelgiame joje vis naujas gelmes ir naują prasmę. Ištikimų šios akimirkos jėgos skaitytojų būrys vis didėja. Ši knyga jau vadinama šedevru. Ji kupina galios keisti mūsų gyvenimus. Ji padeda mums atbusti ir suprasti, kas iš tiesų esame. Pratarmė. Būna akimirkų, kai mus užlieja iš dangaus žydrynės, trykštantis, sodrus, geltoni vakaro saulės spinduliai. Ir mes sustingstame, apstulbinti tokio neapsakomo grožio. Akimirkos spindesys akina, mūsų nuolatos nerimstantis protas nutyla ir mes patenkame į erdvę, kurią vadiname čia ir dabar. Atsiveria šviesoje paskendusios durys į kitą tikrovę, kurią tik retkarčiais regime, nors ji visuomet čia. Abraham Maslow tokias akimirkas vadina potyrių viršukalnėmis, nes tik tada džiaugsmingai pakylame virš kasdienybės ir rutinos. Jas taip pat būtų galima pavadinti žvilgtelėjimų potyriais, nes tomis nepaprastomis progomis mes nedrąsiai pažvelgiame į amžinosios būties gelmes ir trumpai akimirkai atsiduriame namuose, ten, kur yra mūsų tikroji esatis. Ak, kas nors pasakys, kaip puiku, jei tik galėčiau ten pasilikti. Iš tikrųjų, kaip ten pasilikus visam laikui? Atsakymo į šį klausimą ieškojau visą pastarąjį 10-metį,
o beieškodamas turėjau laimės diskutuoti su kai kuriais drąsiausiais, talentingiausiais ir įžvalgiausiais mūsų laikų paradigmų pionieriais, gydytojais, mokslininkais, psichologais, verslininkais, dvasininkais. Tuos labai skirtingus žmones vienija nuomonė, jog žmonija šiuo metu atlieka didįjį evoliucinį šuolį. Dabar iš tikrųjų keičiasi žmonių supratimas apie tai, kaip viskas sutvarkyta. Mes ieškome atsakymų į 2 esminius klausimus: kas esame ir kas yra visata, kurioje gyvename. Nuo atsakymų į šios klausimus priklauso mūsų santykiai su žmonėmis, šeimos nariais, draugais, kolegomis. O platesnėje prasme tie dalykai nulemia visuomenės būtį. Todėl visiškai suprantama, kad atsakymai į šios klausimus po truputį verčia abejoti daugeliu dalykų, kuriuos vakarų civilizacija laikė tikrais. Pirmas mitas. Žmonija pasiekė aukščiausiai savo išsivystymo tašką. Vienas iš ekstraordinarių žmogaus savybių tyrimų instituto Esalen įkūrėjų Michael Murphy, atlikęs lyginamąsias religijos, medicinos, antropologijos ir sporto studijas, padarė drąsią išvadą, jog egzistuoja tam tikros aukštesniosios žmonijos išsivystymo pakopos. Kai žmogus pasiekia šią dvasinę brandą, atsiskleidžia neapsakomi jo sugebėjimai. Jis stipriau myli, tampa gyvybingesnis, sąmoningesnis, sveikesnis, sustiprėja jo intuicija, suvokimas ir valia, jis prasmingiau bendrauja. Pirmas žingsnis šios pakopos link yra pripažinti jos egzistavimą. Daugelis deja to nesugeba. Tada galima imtis sąmoningai taikyti įvairius asmenybės tobulinimo metodus. Antras mitas. Mes visiškai atskirti vieni nuo kitų, nuo gamtos ir nuo visatos. Šį mitą galima pavadinti aš ir kiti. Dėl jo kyla karai, niokojama planeta ir įvairiausiais būdais pasireiškia neteisingumas. Pagalvokime, ar kas nors, būdamas sveiko proto, darytų žalą savo artimui, jei žinotų, jog šis jo paties dalis. Stan Grof, ypatingų sąmonės būsenų tyrinėtojas, rašo: taigi kiekvieno iš mūsų siela ir sąmonė, kaip rodo paskutinieji tyrimai, yra tapačios visa kam, nes tarp kūno arba ego ir egzistencijos visumos nėra jokių ribų. Daktaro Larry Dossey Era 3 medicinos teiginius apie tai, jog vieno asmens mintys, nuostatos ir teigiami ketinimai turi fiziologinės įtakos kitam žmogui, patvirtina gydomosios maldos galios studijos. Era 2 medicina palyginimui kalba tik apie proto kūno ryšius. Nors šiuolaikinės fizikos ir mokslo apskritai požiūriu tai neįmanoma. Daugybė naujų įrodymų liudija šių reiškinių naudai. Trečias mitas. Be fizinio pasaulio nieko daugiau nėra. Materialistiniu požiūriu susaistytas
tradicinis mokslas teigia, jog dalykai, kurių pačių arba jų veikimo neįmanoma išmatuoti, patikrinti laboratorijose ar pajausti 5 pojūčiais, tiesiog neegzistuoja, yra netikri. Tokio požiūrio šalininkai visą tikrovę suspaudžia iki fizinio lygmens, o dvasiniai arba, kaip aš vadinu, nefiziniai lygmenys visiškai ignoruojami. Tokiu būdu kyla konfliktas tarp tradicinio mokslo ir amžinosios filosofijos, apibrėžiančios įvairių amžių, religijų, tradicijų ir kultūrų išmintį, kuri atskleidžia, jog visi tikrovės lygmenys yra susieti ir neatskiriami. Kalbama ir apie tankiuosius būvius, kuriuos mes vadiname materija, ir apie subtiliuosius, kurie žinome kaip dvasia. Įdomu, jog tokį išplėstinį daugiamatį tikrovės modelį turi galvoje ir kvantinės fizikos teorikas Jack Scrafety, kuris kalba apie keliones virš šviesiniu greičiu. Kituose matavimuose galima judėti greičiau už šviesą, kurios sklidimo greitis yra absoliuti greičio riba. Taip pat verta prisiminti žinomą fiziką David Bohm, sukūrusi eksplikacinį fizinį ir implikacinį nefizinį daugialygmeninį tikrovės modelį. Tai ne vien teorija. 1982 prancūzų kvantinės fizikos tyrinėtojas Alain Aspect eksperimentiškai patvirtino, kad du kvantai, jeigu kartą buvo tarpusavyje susieti, net atskirti didelio atstumo, tas sąsajas kažkokiu būdu išsaugo. Kai viena dalelė pakisdavo, akimirksniu pakisdavo ir kita. Mokslininkai kol kas nežino, kaip galėtų vykti tokia virššviesinė kelionė, tačiau kai kurie teoretikai teigia, jog ryšys tarp dviejų kvantų atsiranda per aukštesniuosius lygmenis. Priešingai negu tvirtina tradicinio mąstymo šalininkai, mokslo novatoriai, su kuriais man teko kalbėti, įsitikinę, kad žmonija aukščiausio savo išsivystymo taško dar nepasiekė, kad mes nesame atskirti nei vienas nuo kito, nei nuo gamtos, nei bei visatos, ir kad pilną tikrovės spektrą sudaro ne tik fizinis, tačiau ir gausybė nefizinių lygmenų. Norėdami matyti pasaulį naujai, visų pirma turime liautis žvelgę į save, į kitus ir į patį gyvenimą mažo, žemiško ir laiko apriboto aš akimis. Tegu žvelgia mūsų siela, mūsų esatis, mūsų tikrasis aš. Pamažu žmonės ima kilti į šią aukštesnėją orbitą. Parašęs šios akimirkos jėgą, Ekartas Tolle teisėtai prisijungė prie minėtų pasaulinio garso mokytojų. Jis skelbė žinią, jog žmonijos problemų šaknis slypi mūsų protuose, arba kalbant tiksliau, problemos kyla tuomet, kai mes klaidingai susitapatiname su savuoju protu. Mūsų klaidžiojanti sąmonė ir polinkis nesuvokti šią akimirką, o eiti mažiausio pasipriešinimo keliu, sukuria tuštumą. Ir štai tada mūsų laikinas protas
kuris beje turėtų mums nuolankiai tarnauti, pasiskelbė esąs šeimininkas. Lyg peteliškė plasnojanti nuo vieno žiedo prie kito, protas besiremdamas praeities įvykiais kaip savo paties sukurtų filmukų, bando prognozuoti ateitį. Retai kada mes pasineriame į šios akimirkos čia ir dabar gelmes, kuriuose už fizinio kūno, plepaus proto bei nepastovių emocijų ribų randame savo tikrąjį aš. Žmogiškojo tobulumo viršūnė – tai negebėjimas mąstyti ir samprotauti, nors kaip tik šios savybės ir skiria mus nuo kitų gyvų būtybių. Intelektas, kaip ir instinktai, yra tik vienas iš mūsų požymių. Tačiau tikroji mūsų lemtis – tai susijungti su savo esatimi ir kiekvieną akimirką šiame fiziniame pasaulyje skleisti savo nepaprastą dieviškąją prigimtį. Nors šie žodžiai skamba gana paprastai, retas, kuris pasiekia žmogiškosios raidos aukštumas. Laimei pasaulyje esama mokytojų ir dvasinių vadovų, kurie padeda mūsų kelyje. Mokytojo kartotuolė jėga atsiskleidžia ne per jo sugebėjimą džiuginti mus savo kūrybą ir kalbėti apie įvairias dvasios ugdymo technikas. Ekarto Tolle magijos esmė yra jo asmeninė patirtis. Patirtis žmogaus, kuris žino, todėl už jo žodžių slypi jėga, kuri būdinga tik tikriems dvasiniams mokytojams. Gyvendamas pagal giliausius didžiosios tikrovės dėsnius, jis tiesia energetinius kelius visiems norintiems žengti drauge. Kas atsitiks, jeigu žmonės žengs? Įprastas pasaulis pradės keistis į gerą. Formuosis naujos vertybės. Visas baimės nušluos būties sūkuriai. Ims rastis nauja civilizacija. Kurgi didžiosios tikrovės buvimo įrodymai? Paklausite jūs. Štai pavyzdys. Įsivaizduokite, kad ištisas pulkas mokslininkų ima jums įrodinėti, kad bananai kartūs. Tačiau tereikia vieną kartą paragauti šio vaisiaus ir jūs suprasite, kad jo skonis visai kitoks, negu jums bando įteikti. Taigi, galutinius įrodymus pateikia ne intelektas, o vienoks ar kitoks prisilietimas prie viduje arba išorėje esančių sakralinių dalykų. Ekartas Tolle atskleidžia mums šią galimybę.